Sveiki, taigi turim kelias valandas, važiuojam vėl į tą patį ežerą, kur prieš tai buvau, patikrinsim, gal kas bus šiandien geresnio, gal blogesnio, nežinau, tai va, važiuojam ten, kraunam daiktus ir lekiam tenais. Šiandien važiuojam su pagalba jau. Tai va dviese, tai vis tiek gal kažkas geresnio pasitaikys. Nežinau, bus matyt. Ką, vėl pasiėmė ešerinės meškerės. Ir ledekinės. Ledekinės. Po vieną. Pasadarysim. Ant to vėl bandysim kažką suvilioti. Jo. Tai va. Važiuojam. Jo, čia jūs, Taigi, atvažiavom į vietą, o čia mus pasitinka potvynis. Potvynis. Blemba, gerai čia potvynis. Oho. Oho. Nu geras. Aišku. Palauk, tuoj aš pažiūrėsiu, ar čia gilu. Wow! Wow! Nu jo. Geras. Baisiai ištrino. Visas miskas, viskas. Eik, tiesiog. Tai nusprendėm eit, tai ir einam. Tai ką, einam? Ką, žygis baigėsi. Perėjom šiaip ne taip. Tai va, mes jau ant lieptelio. Geras ogelis šiandien. Vėjo nėra, nieko. Ramuma. Ramuma.
Ką, vienas ekspertas jau su meškere. Jau žvejoja, o aš irgi bandau rištis ir pradėti žvejybą. Aš bandau su šitą šiandien. Tokią. Tai pirmą ant lydekų bandom. Pažiūrėsim, kas gausis. Ką, mėtėm? Nieko dar. Nieko dar. Nei kibimo neturėjom. Ką, bandom vis dar. Vakaras jau. Kiek čia tų valandų? Pusė 5 jau. Viskas. Ekspertas gaudo jau. Gaudo žuvį. Ką, vis dar bandom.
vis dar be kliovo, be jokio kibimo. Toks vakaras geras, bet nei krusti. Nieko. Ramiakas, nežiūriukas. Lieka maitintis jau vakaras, bet nieko. Nieko. Vis tiek bandom dar. Dar yra laiko, dar visai nesutemo. Tai ką, dar padarom gal keletą metimų. Ir viskas. Nieko šiandien. Bet gerai. Pabuvom gryną morę. Ežeras tai ką? Nėra čia didelis tas ežeras, bet labai apaugęs ir negilus. 2,5 metrų gylio čia. Tai nieko. Sunku labai čia iš vienos vietos apžvejoti. Nes nedidelį plotą apžvejoja. Šiaip žuvies čia yra. Kiek girdėjęs ir kiek matęs. Tai va, dar kelis metimus padarom ir pakuosimės. Jo. Ką, antras dublis? Blendam. Perėjom užtvankas. Ką tai? Užtvankas perėjom, einam link mašinos. Taigi mūsų čia toks mažas tripas buvo, žvejybinis. Čia gal nepilnai 2 valandas pažvejojom. Nieko nepagavom, bet nieko tokio. Bet buvo fainai užtat. Tai va, tai bandysim į tą ežeriuką dabar čia dažniau atvažiuoti, va, bus laisvo laiko ir kur ir kaip galima pagauti. Kokią dieną. Važiuosim dabar gal, nežinau. Norim čia su valtim išvažiuoti kokią dieną, bet nežinau ar išeis, tai šiaip jeigu bus kokią valandėlę laiko atvažiuoti čia ir bandyti žvejot. Pažiūrėsim kur, kada ir kaip kimba. Buvau tada ne iš ryto, bet paryčiais. Tai tada vieną liokėlę pagavau, bet šiandien ėjom į tą upelį, nes ten iš vis užtvindyta viskas. Juodai, viskas paskandinta. Čia po tų liūčių tokių tai pastoviai. Tai, nu žiūrėsim, važiuosim. Svarbu važiuoti ir žvejoti. Tai va, tai ką, iki kitų video, sekit, žiūrėkit, pamatysit daugiau. Iki.